Sveiki, kad vėl praėjo savaitė ir kaip kiekvieną savaitę su savo nuostabia komandos nare Indre jungiuosi į laivą, kur gvildename įdomias temas. Šiandien dalinsimės net 7 paslaptimis, kaip pritraukti tą sėkmę, dirbant iš namų, nesvarbu ar tinklinis marketingas, ar kiekviena jūsų sfera, kurioje dirbate, tai tikiu, kad bus vertinga ir aš ieškau savo Indrės. Štai. Labukas, štai ir mes. Kaipgi tu šiandien? Šiek tiek kimba bacilos, bet nieko, laikausi. Tai va, svarbiausia sveikatos visiems. Taip, sveikata pats didžiausias turtas. Tai smagu, kas jungiatės, pasilabinkite, pasisveikinkite, iš kokio miesto esate. Aš esu iš Vilniaus, Indrė iš Anykščių. Tad jeigu esate anykštėnai, vilniečiai, tai irgi pasidžiaugit, kad irgi iš tenais, arba gal iš kokios nors kitos šalies, Norvegijos, Ispanijos, Dubajaus. Tad tikrai labai bus smagu pamatyti, iš kokių pasaulio kampelių čia susirinkę žiūrit. Jeigu kyla klausimai, drąsiai rašykite, mes atsakysim su Indrė, o šiandien tikrai tema labai įdomi. Kiekvienas norim būti sėkmingi, turėti sėkmę vienoje ir kitoje veikloje, tačiau kyla tokių irgi minčių, tai ką reikia padaryti, kokie tie 7 raktai ar 7 ženklai dėl sėkmės, kad pasiekti. Tai ką, pradedame su Indre dalintis ir vienas iš tų punktų yra praeitis. Dažniausiai kažkokią nutikimą kažką turime praeityje ir kai mes prisimename tą praeitį, mūsų stabdo. Ir galvojam, va tada man nepasisekė praeityje, tai gali nepasisekti ir dabar. Tai dėja būna labai skirtingai. Jeigu mes įsitikinsime, kad praeityje nesėkmės patirtos stabdomus, taip ir stabdysimės. Bet jeigu mes, įvyko taip, ką aš galiu pasimokyti, ką aš galiu geriau padaryti, kad viskas eitų sklandžiau link savo svajonių, link savo tikslų ir man pasisektų. Nes praeitis neturi įtakoti mūsų ateities. Tad neužsigoškime praeityje, o gyvenkime šią dieną ir siekime savo tikslų, savo svajonių šią dieną. Tai Indrė, ką dar pridursi dėl praeities? Būtent, kadangi mes šiandien kalbam apie 7 sėkmės faktorius tinklinio marketingo versle, bet jie absoliučiai galioja bet kokioje veikloje, kaip ir Živilė paminėjai. Ir ne veltui turbūt yra 7, nes 7 yra kaip ir sėkmės simbolis. Ir labai dažnai tikrai žmogų sustabdo praeitis, praeitie patirti įvykiai, praeitie nusistatyti tam tikri limitai ir dažnai žmogus sako, aš jau kažką panašaus bandžiau, stačiau verslą ir man nepavyko, todėl ir jis įsivaizduoja, kad jeigu pradės šiandien kažką daryti iš naujo, kad jam vėl tai nepavyks. Todėl reikėtų tą praeitį bandyti užbraukti ir svarbiausia atminkit, kad yra dabartis. Visai nesvarbu, kas jūs buvote praeityje, ar sėkmingas žmogus, ar nesėkmingas žmogus, ar verslo siekiantis, ar samdomam darbė dirbantis. Svarbiausia yra tai, ką jūs norite daryti, ką jūs norite pradėti daryti dabar ir pradėkime nuo dabar. Ir tai būtų vienas iš pagrindinių faktorių, neįsikibkime praeities, žiūrėkime į ateitį, į dabartį, nes, kaip sako, praeities jau nebėra, ateities dar nėra, yra tik dabartis. Tai ties tuo reikėtų ir susikoncentruoti. Antras iš sėkmės faktorių tai yra kiekvienam žmogui labai linkiu įsisavinti, kad bet kas gali pasiekti beveik viską. Ir labai dažnai būna tokių sėkmės istorijų, kad žmogui, jeigu kas nors sako, tau nepavyks, tu negali,
tau nepasiseks, jeigu žmogus užsibrėžia, padaro viską atvirkščiai ir įrodo, kad viskas įmanoma, nes visi mes turime 24 valandas per parą. Visi mes turime rankas, netgi žinom atveju, kai žmogus be rankų, be kojų yra pasiekęs aukštumas ir tai vadinasi mums tikrai netrukdo, mes esam sveiki, mes galim daug ką padaryti ir manyčiau, kad tą reikėtų kiekvienam įsisavinti, savęs nesumenkinti, o tikėti savim, kad viską gali padaryti visi, nes čia gal, nežinau, per skambiai, taip, jeigu paprastai šnekant, bet jeigu kas tikite visata, kad aplink mus yra, tai visata yra beribė ir jį kiekvienam stengiasi tik padėti. Argi taip, Živilė? Taip, tikrai kiekvienas turime žengti tą pirmą svarbiausią žingsnį, ne, patikėjimo, kad aš viską galiu ir neklausyti aplinkinių žmonių, kurie tau nori įtikinti tave, kad tu negali to kažko pasiekti. Žinokit, jie negali to pasiekti, bet tu tai gali pasiekti. Patikėk ir eik daryk. Taip, gali nutikti įvairių nutikimų gyvenime, įvairių nesėkmių, tačiau, kaip ir pradžioje minėjom, tai yra pamokos. Ir tu kuo daugiau pamokų išmoksi, tuo daugiau tu viską pasieksi. Ir ypatingai dar pridėsiu, kad su tuo susiduria pradėję dirbti tinklinės rinkodaros kompanijos, nes dažnai žmogus sako, kur tu čia lendi, eik į normalų darbą, ką tu čia pradedi ir bando tave nusmugdyti, bando tave atkalbėti užuot palaikius. Tai reikėtų atsižvelgti į savo norus ir kažkaip neklausyti tų tokių, kurie tave tempia žemyn. Taip, tai tikrai labai daug kurie tempia, tačiau mes galime pakilti ir dėl savęs parodyti, kad mes viską galim. Tai ką, keliaujam prie trečios. Tai savęs išpranašaujanti pranašystė. Labai taip skambiai skamba, tikriausiai galvojat apie ką čia. Ogi apie tai, kad mes galime vizualizuoti savo sėkmę. Įsivaizduokite, kad jūs stovite ant scenos ir jums jūsų veikloje apdovanojimas. Už tai, už jūsų pasiekimus. Gaunate automobilio raktelius, gaunate iš kompanijos keliones. Jūs tai galite pamatyti ir kokią banko sąskaitą įkrenta pinigai, kokią komandą turite ir pajauskite, kaip jūs tada jausitės. Kaip jums bus gera, koks bus pasididžiavimas savimi. Pasididžiavimas, kad jūs padėjo daugumai merginų ar vaikinų pasiekti vieną ar kitą tikslą. Ir tas vaizdas jums gali būti tas spyris eiti ir daryti. Ir jeigu kažkada vis norisi rankas nuleisti, vėl vizualizuokite, įsivaizduokite tai, ką jau turėsite, kokiu tikslu norit pasiekti. Ir tikrai tai veikia. Tas jausmas neleidžia nuleisti rankų, eiti, siekti, daryti. Taip, pradžioje yra sunku įsivaizduoti tą, vizualizuoti, ne, kai tu tik tai pradedi kažką daryti. Tačiau palengva kiekvieną dieną tai kartojant, vakare prieš užmiegant, pasvajojant, įsivaizduojant, kur aš būsiu, vis ir vis yra lengviau. Indrė, ar tu vizualizuoji? Taip, žmonėms, kurie dar nesidomi saviugda, kartais atrodo, keista, kad turi susirašyti tikslus ir tie tikslai nedažniausiai, o jie turi būti esamuoju laiku, nes tu įsivaizduoji, kad tu jau tą turi, tiek ir tiek uždirbi, tą ir tą pasieki ir tos tikslus reikia skaityti rytą vakarą, garsiai, savo entuziastingai, nes mūsų pasąmonės protas nesuvokia kiekybės. Jeigu jam sakysite, norite, aš uždirbu į mėnesį 5000, ar sakysite, aš uždirbu į mėnesį 50 eurų, jam skambės taip pat. Tai nebijokite padidinti tą savo tikslą, padidinti tą savo svajonę. Ir apskritai vizualizacija yra labai labai svarbus dalykas ir tikrai pasiteisinantis, nes ne veltui yra sakoma, ką mes sugebame įsivaizduoti, tą mes galime ir materializuoti. Tik čia vėlgi nereikėtų
įsivaizduoti, kad jeigu mes va dabar vizualizuosim ir daugiau nieko nedarysim ir tie tikslai ir tos svajonės įsipildys, va aš čia sėdžiu ir vien tik tą darau. Tai žinoma ne, nes mes turim suteikti ir veiksmus, daryti veiksmų planą, bet kai mes vizualizuojam, mūsų pasąmonės protas tiesiog pats ieško išeičių, kaip tą tikslą pasiekti, kokius veiksmus geriau daryti, tai belieka tik imti ir juos daryti. Tai vizualizacija mano gyvenime tikrai užima svarbę vietą ir tikrai aš tą darau ir kai pavyzdžiui jau nukrenta ta motyvacijos lygis, jau kažko nebesinori daryti, vėl perskaitau garsiai savo tikslus, įsivaizduoju visą tai, vizualizuoju ir patikėkit, vėl atsiranda ta motyvacija daryti, nes tu žinai, kad tai įmanoma pasiekti. Taip, Indrė, iš tikrųjų, aš žinau, kad neturi vizualizacijos lentą. Taip, turiu. Ir visiems rekomenduoju, labai paprastas pratimas, tikrai visi gali pasidaryti kažkokią tais ant kardono ar ant kažkokio didelio lapo išsikarpyti, ką jūs norite turėti ir, pavyzdžiui, namą, tarkim, susiranda savo svajonių namą ir prisiklijuojat jį prie lentos. Ten, kas nori turėti šeimą, prisiklijuoja šeimą. Kas nori ten nukeliauti, pavyzdžiui, kaip aš į Japoniją, aš prisiklijuoju ten kažkokį vaizdą iš Japonijos ir žiūrėdama į tą savo vizualizacijos lentą, įsivaizduoju, kad visa tai jau yra įvykę. Tai tikrai yra labai galingas ginklas pasąmonėje ir kas tuo dar neįsitikino, tai aš labai rekomenduoju pasidaryti tą vizualizacijos lentą ir nebijoti svajoti ir kad tos svajonės būtų kuo didesnės. Aš irgi turėjau tokią svajonę, kad kompanijos dėka nukeliauti į Dubajų ir aš, kai sužinojau, kad yra galimybė, tai aš ant telefono užsidėjau tos vaizdus Dubajaus ir aš tai gavau ir aš buvau tokia laiminga. Dabar pas mane tikslas yra Singapūras, tai ant telefono yra Singapūro vaizdai. Būtent labai padeda tas vizualizavimas. Teisingai, Živilė, ar tu darai kokią šalį nori, kokį tikslą pasiekti ir prieš akis matai ir visada apie tai pagalvoji ir žinoma, tada eini daryti veiksmų. Daug lengviau jie darosi. Taip, tai koks sekantis? Ir sekantis ketvirtas labai svarbus, ne tik tinklinės rinkodaros kompanijų pradėjus veiklą, bet ir apskritai gyvenime, tapk skeptiko priešingybė, nes ką mes kiekvieną dieną girdime? Bambančių žmonės, labai daug negatyvo, labai daug nepozityvių aplinkoje žmonių, kuri aplinka vis, tas blogai, tas pabrango, tas nutiko, ten avarija, ten tas žuvo, ten karas, ten tas ir tas, reikėtų tuo neapsikrauti. Visų pirma, aš jau nežinau, kiek metų visai nežiūriu žinių, aišku, iš aplinkos išgirsti nenori, nes žmonės apie tai kalba, bet aš nežiūriu žinių ir man jų netrūksta. Ačiū širdelės. Taip, kad stengiamės atsisakyti visų pirma negatyvo ir patys jaustis priešingai. Jeigu žmogus sako, viskas šiandien blogai, neturiu nuotaikos, tai galvokim priešingai, galvokim, kas šiandien yra gerai. Aš atsikėliau, aš esu sveikas, aš esu pavalgęs, aš turiu namus, stogą virš galvos, aš turiu savo veiklą. Jeigu kažkas dar nėra mano gyvenime taip, kaip aš noriu, aš turiu galimybę tai pakeisti, nes aš turiu pasirinkimo laisvę. Ir kai pradedam tinklinės rinkodaros verslą, tai labai aplink daug skeptikų, labai daug. Ir pirmais veiklos mėnesiais komandos narės tikrai žinau, tai labai stipriai veikia, jos net būna, kad kartais meta, nenori kelti postų, nes kažkas išjuoks, kažkas pasišaipys, kažkas pakritikuos. Bet ar tie žmonės tave pamaitins, ar tie žmonės už tave sumokės mokesčių, ar tie žmonės už tave pasieks svajonių ir jie jomis pasimėgaus, tai tikrai ne. Linkiu kiekvienam būti skeptiko priešingybė, užsiauginti storą odą ir tegu tai kaip vanduo nuo žąsies, visi skeptikai, negatyvas, kritika nuo jūsų nueina. Ir ką dar pridėčiau, tai būtent kai mes galvojam pozityviai, mes tą pozityvą ir pritraukiam, mes juo dalinamės ir mes jo daugiau sulaukiam. O jeigu mes dalinamės negatyvų, viskas yra blogai, tai mes tą blogį ir pritraukiam. Taip, Indrė, tai labai teisingai pasakei ir aš dar noriu pridurti, kad yra žmonių, kuriem irgi mes parašom žinutes, pakviečiam daryti tą pačią veiklą, bet jie skeptiškai labai nusiteikia ir aš norėčiau palinkėti jiems tiesiog imti ir išbandyti kažką naujo gyvenime. Nes kiek aš pastebiu istorijų tinklinio marketingo sferoje,
kiek mūsų kompanijoje moterų, vyrų pasakoja, kad patys geriausi lyderiai, patys geriausi sėkmės istorijos atsirado iš tų, kurie buvo skeptikai. Ir jie vienu ar kitu atveju, galvoja, reikia išbandyti, įrodyti savo tą, kad čia nesąmonė, ne? Bet po kiek laiko pamato, kad tai yra nuostabi galimybė, kurie atveria daug durų, pakeičia jų gyvenimus ir tas skeptizmas, jisai apsiverčia į tą realybę, kuri parodo, kad kur aš anksčiau buvau, kodėl aš anksčiau taip galvojau. Ir aš, pavyzdžiui, pati labai gailiuosi, kad aš anksčiau rimtai nepradėjau šios veiklos. Ir su kuo kalbu iš naujokių, kurie klausia mano istorijos, ar aš visom akcentuoju, kad gailiuosi tik tai to, kad anksčiau nepradėjau. Bet geriau dabar nei niekada. Taip, bet kartais irgi pagalvoju, gal reikėtų ateiti laikas, kad suvoktai, kokios yra vertės šioje veikloje, ką aš galiu pasiekti, ko aš noriu. Gal tas ir gyvenimas tas privertė, kad man negerai. Ir reikia ieškoti kažkokių alternatyvų. Ir labai smagu, kad daug mamyčių keičia tą mąstymą iš to skepticizmo, nes nori pakeisti savo gyvenimą dėl savęs pirmiausia, o po to dėl savo šeimos. Nes jeigu eisime į šią veiklą dėl aplinkinių, tai mes tikrai to nepasieksim. Mums yra svarbiausia dėl savęs. Aš dar pridėčiau, kad tą skepticizmą kitų žmonių mes galim paversti motivaciją, bent jau aš dabar taip darau. Jeigu tau kažkas, pavyzdžiui, pasako, kad tu nesugebėsi ar tu nepadarysi, tai priešingai užsibrėži ir tada padarai. Ir dar pasidalinti vieną mintim norėčiau iš kurso gyvenimo transformacija, būtent apie tą, kaip jau minėjau, ką mes pritraukiam, tai ir tą ir gaunam, į ką koncentruojamės. Tai, pavyzdžiui, buvo du žmonės, vienam labai patiko visas gėris, visas pozityvas, kas aplink gražu, ir jis visą laiką mąstė apie tą gėrį, apie tą grožį, ir jis susikūrė tokį gyvenimą, kokio norėjo, kuris būtent ir buvo geras aplinkui, pozityvus ir gražus. Kitas žmogus jis koncentravosi tai, kad jam nepatinka blogis, nepatinka, kad visas tas negatyvas, bet jis ir pritraukė negatyvą, nes jis koncentravosi ne į tai, kad patinka pozityvas, bet kad nepatinka negatyvas ir susikūrė visai priešingą gyvenimą. Tai labai labai yra svarbu, kas dar neina saviugdos keliu, bet patikėti šią mintim, kad ką mes galvojam, tuo mes ir tampam, tą mes ir pritraukiam. Ir labai yra svarbu, netgi iš kurios pusės tu pateikė. Atrodo, tie žmonės abu norėjo gero, pozityvaus gyvenimo, bet vienas savo mintim tą ir pritraukė, o kitas pritraukė visiškai priešingai. Labai svarbu, ką mes galvojam. Taip, ir kas svarbiausia, aš labai ilgai nesutikau su tą mintimi, bet dabar kuo einu, gilinuosi save, suprantu, kad tas žodelis ne, jisai neturi mūsų gyvenime, nepatinka negatyvas, ne? Tai reiškia, ne, nusibraukia, patinka negatyvas ir tu tą pritrauki. Ir tas yra toks mokėjimas tada žodžius jau parinkti tokius, kad visata, gyvenimas, Dievas suprastų, ko tu iš tikrųjų nori. Nes jeigu mes nepridėsim, tas visata, gyvenimas, Dievas to nesupranta ir mes gaunam tai, ko mes nenorim. Mes atrodo kitaip galvojam. Būtent žodžiai turi labai labai didelę reikšmę mūsų, kokius žodžius mes galvojam, tai yra iš tikro sunku, tai yra darbas su savim, kad tu pats turi save pagauti, kokius žodžius, kokias mintis galvoji, net tai tikrai nėra lengva. Bet tai visas einant saviugdos keliu išmokstama, įsiugdoma. Ir, pavyzdžiui, aš irgi su savo mokytojais visą laiką sakydavau, kad mano šūkis yra motinystė be streso. Ir tada tik tais, kai man pasakė, kai tu savo pasąmonėj siunči žodį stresas, tai sako, pas tave tada ir tu trauki, kad tau būtų kaip tik su stresu. Tai tą, pavyzdžiui, sakinį labai paprasta buvo pakeisti, pavyzdžiui, motinystė lengvai. Ir tada atrodo reikšmė kaip ir ta pati, ar lengvai, ar be streso, bet va tą mes ir pritraukiam. Tai gal kada mes su Živilė dar, kas domisi saviugda, ir
padarysim tokią temą, būtent kokių žodžių reikėtų vengti, kokių posakių, nes čia yra tikrai labai plati tema, vien jau tas, kad nieko savo ar eina savo, mes labai turime atidžiai pasirinkti, jeigu taip trumpai, kam įdomu, tai, pavyzdžiui, jeigu mes pamatom, tarkim, dega kaimynų namas ir mes sakom, eina savo, tai mes tą patį ir pritraukiam. Arba pamatom kokią graži mašiną ir sakom, nieko savo, tai mes reiškia jos ir neturėsim, nes nieko savo, tai labai svarbu, kokius žodžius ir kokias mintis mes parenkam, būtent galvojant, čia labai įdomi tema ir kada nors apie tai tikimės irgi pakalbėsim plačiau. O taip, tai ką, keliaujam prie 5 rakto, kaip aš jau sakiau, tai sėkmingi žmonės kiekvieną nesėkmę paverčia galimybėmis. Ir labai skiriasi žmonės, kurie yra sėkmingi, kurie yra nesėkmingi. Ir sėkmingas žmogus kiekvieną patirtį, nesėkmę mato kaip galimybę, ką aš galiu išmokti, kaip aš galiu pakeisti. Ir kiekvienoje veikloje, tiek tinklinio marketingo sferoje, tiek kasdieniniame gyvenime mes begalės turim situacijų. Vieni padeda tašką, viskas, aš nemoku, aš nesugebu, aš nežinau, kaip postą sukurti, aš nežinau, kaip reelsą padaryti. Viskas. Stabdis. Aš pasiduodiu. Tačiau tas sėkmingas žmogus, kuris nori daug daugiau iš gyvenimo, jis klausia, o kur aš galiu išmokti? Kur aš galiu paskaityti, kokius mokymus įsigyti, kažko kito paklausti. Ir taip jisai yra už tai sėkmingas žmogus. Jisai savęs nestabdo, jis ieško galimybių, kaip išspręsti tą problemą. Ir labai yra gera knyga Turtingas tėtis ir vargšas tėtis Kiyosaki. Ten, žinokite, tokia mokykla. Ar kažkas skaitė? Ar kažkas skaitėt, jo tikrai parašykite, ar skaitėt šią knygą. Jeigu neskaitėt, tą tikrai rekomenduoju paskaityti, nes ten mano buvo atradimas ši knyga ir pasikeitė labai daug minčių gyvenime. Ir kai tik tai pamatau, kad jau lyg tai noriu padėti tašką, paklausiu, tai ką sėkmingas tėtis, tas turtingas tėtis padarytų, viskas, einu, darau, aš nenoriu būti vargšas, nesėkmingas tas tėtis. Tai tikrai rekomenduoju ir kiekvienoje situacijoje klausti, ką aš galiu dar padaryti, ko galiu išmokti, tiesiog nepasiduoti. Esi skaičius tą knygą? Žinoma, labai tikrai daug gerų minčių ir daug gerų pavyzdžių ir tą knygą mes galim pritaikyti visose gyvenimo sferose, ne vien versle, bet ir asmeninėme gyvenime. Ir norėčiau dar galbūt pabrėžti, kad turtinga nuo vargšo, sėkminga nuo nesėkmingo dažniausiai skiria mūsų mintis ir mūsų požiūris į tam tikras situacijas. Jeigu grįžtant būtent prie tinklinės rinkodaros kompanijų, prie verslo, tai vieni žmonės, tarkim, čia iš patirties visiškai, nes komandoje visko pasitaiko, ateina, tarkim, įplėšta siunta ar trūksta prekės, jie iš karto užsiliepsnoja, kompanija bloga, viskas blogai, kur aš čia papuoliau, o kiti tuo tarpu ir taip rekomenduoju daryti, pagalvoti, ką ta situacija mane moko daryti. Va, dabar aš turėsiu išspręsti šitą situaciją. Man reikės paskambinti į ofisą, susirasti ofiso kontaktus ir visą tai spręsti, nes nėra neįsprendžiamų situacijų. Ir kuo didesnė nutinka problema, jei taip pavadintume problema, tuo labiau jinai mus paugina kaip asmenybės, nes mes išmokstam ją išspręsti. Ir tik nuo mūsų požiūrio priklauso, ar mes tai priimsim kaip pamoką, kad valio, štai pamoka, aš išmokau tą naujo, ko dar gyvenime nedariau, ar priimsim tai kaip, Jėzau, ir vėl man, ir kodėl tik man. Ir tada vėl pritrauksim tą, kodėl man, tai taip ir vėl gausim apie tai, ką galvojam. Lygiai taip pat čia ir iš komforto zonos išlipimą, gal prie šito irgi priskirčiau, kad labai svarbu, nes tai yra naujos patirtis. Pavyzdžiui, pirmą kartą padaryti laivą galbūt yra labai sunku, labai sudėtinga, nes tu gyvenime to nedarai ir tu nežinai. Ir jeigu dar tu bijai heiterių, dar su jais nebuvai susidūręs, tai tikiu, kad sunku. Bet kaip tu gali tą padaryti? Tik pradėjęs, tik darydamas, tik išėjęs iš savo komforto zonos. Lygiai taip pat, aš kaip pamenu, pirmą kartą ir kompanija paprašė
įlipti ant scenos ir pabūti lektorė ir pasisakyti kažkokią kalbą. Aš būtent šnekėjau pirmą kartą apie motyvuojančią kalbą, aš būtent Tinklės rinkodaros versle apie motyvaciją, kad nereikia per greitai mesti, nuleisti rankų. Tai aš sutikau vien dėl to, kad aš jau žinau, kad iššūkiai mūsų augina, bet sutikus aš galvau, iš pradžių mintis buvo, o kodėl aš sutikau, nes man tai čia yra kosmosas, lipti ant scenos tiek žmonių ir lyderiai susirinkę ir daug pasiekę žmonės ir jam sakyt kalbą, aš gyvenime ant scenos nebuvau, pirmą kartą toj kompanijai. Bet kai jau pasakyt, tu jau prisidavai, kad viskas ok padarysi, tai ėmi ruoštis, pasiruoši ir kai tu tą padarai, pasakai kalbą, nulipi nuo scenos, tai patikėkit, toks geras jausmas ateina, tada didžiavimas į savimi, didesnis pasitikėjimas, didesnė motyvacija. Ir atminkit, padarot vieną darbą, jūs žinot, kad jūs jį galit padaryti, tada jūs galėsite padaryti dar didesnį dalyką. Ir nuo to karto buvo ir sekantis kartas lipimo, nes jau tu žinai, kad tu gali tai padaryti, dėl to daug lengviau ir priemi. Ir va tokios pamokos, išėjimas iš komforto zonos mus tik augina, tik leidžia tobulėti ir nebijokit. Aš iš pradžių žinau ir man būna sunku kažką naują, nepatirtą daryti, bet kai tu padarai, tu jautiesi gerai ir tas geras jausmas skatina tave veikti toliau. Šiandien kažkaip labai mažai komentarų, žmonės klauso įdėmiai, bet pasidalinkit, ar koks pats pirmas kartas gyvenime jums buvo labai baisus, bet jį įvykdė, galbūt jūs tikrai pasijautėt labai gerai ir pagalvokit, kai sako, žmonės nesikeičia, aš tai esu tos nuomonės, kad mes keičiamės, jeigu mes norim keistis, nes mokyklos laikais pradinėse klasėse aš net neidavau prieš klasę atsakinėti, nes man tai buvo kosmosas, bet aš labai norėjau išsiugdyti tą pasitikėjimą savimi jau mokykloje ir po truputį 9 klasėje aš jau vedžiau renginius. Tai viskas priklauso nuo jūsų noro, nuo jūsų nusiteikimo, taip kad drąsiai priimkite visus iššūkius ir jie jūs paaugins. Žvilė, atsimeni mūsų tą pirmą kartą, kaip kojytės, rankytės drebėjo. O jėtus, aš ir šiandien kaip tik peržiūrėjau tas nuotraukas, kur lipau ant scenos, kaip jūs savo istoriją įsidėjau Facebook'e. Ir iš tikrųjų tai buvo labai labai baisu. Jėtus, mano kojos ten rankos drebėjo, gerai, kad balsas nedrebėjo, bet žinokit, buvo toks pasididžiavimas, toks dėkingumas savo, kad aš išėjau iš tos baimės, aš išėjau iš to jaudulio, aš išėjau į sceną ir aš supratau, man ten labai patinka. Ir tai buvo ir ne pirmas kartas, antras, trečias kartas ir tikiu dar bus ne vienas kartas. Ir tai yra darbas ir su savimi, tas pasitikėjimas, kai tu gauni kvietimą, lengviausia yra pasakyti ne. Bet jeigu mes pasakysim ne, mes neauksime. Man patiko viena vakar mintis vienose mokymus išgirstas. Jeigu mes sėdime komforto zonoje, nieko nedaro, mes esame vaikai. Nes vaikai, jie nori neišeiti iš ten tos komforto zonos, ne, kažko daugiau nepadaryti. Jie tiesiog sėdi ir laukia, kad už mama padarys už mane kažką, ne? Pasisvėpsiu už kėdės, jeigu ateina svetimi žmonės. Aš prisimenu, maža po stalu lįsdavau. O dabar, einu iš komforto zonos, lipu į sceną ir dėka ir savęs, ir dėka kompanijos esu be galo laiminga, kad esu čia, kad darau ir labai smagu, kad ir tie laivų darimai perlipimas buvo per save, bet dabar man taip patinka dalinti žinute, tad kiekvienas, aišku, mes renkamės, kur norim būti, tačiau rinkimės būti aukščiau ir kiekvieną dieną susikurti vis geresnę savęs versiją. Būtent, kaip čia labai irgi gerai galima prie to prieiti, kaip tu pasakai, kiekvieną dieną susikurti savęs vis geresnę versiją, tai yra nesilyginti su kitais, o visada lygintis tik su savo vakarykštė versija. Ar tu šiandien esi šiek tiek geresnis nei vakar, ar nei prieš metus, tai vat su savim save ir lyginam. Nors motyvacijos, žinoma, semiamės ir iš kitų patirčių.
Ir keliaujam prie šešto, kas yra labai svarbu tiek tinklinės rinkodaros kompanijai, tiek asmeniniam gyvenime, tiek bet kokiam versle, tai būtent pasitikėjimas savimi. Ir jeigu jau tu priemi sprendimą, kažką darai, tarkim, užsiemi tokia veikla kaip mes, dirbi iš namų, tu turi jaustis jau kaip lyderis, jau kaip pasitikintis savimi. Ir jau prieš tai paliečiau, kad jeigu tu pasiemi kažkokį iššūkį, tą iššūkį įvykdai, tai ir augini pasitikėjimą savimi. Tas pasitikėjimas savimi yra išugdomas, mes su juo negimstame. Ir labai smagu man bent jau stebėti ir komandos narės, kaip jos iš pilkų pelyčių pražįsta, atsiskleidžia kaip moteris, tampa pasitikinčia savimi, tada ir man, ir kompanijai dėkoja, ir kad pasirinko saviugdos kelią mano patarimu. Ir kaip dar galėtume ugdyti tą pasitikėjimą savimi, tai galbūt ir pasikartosiu, būtent koncentracija. Jeigu mes gaunam 10 blogų žinučių, tarkim, negatyvių, kad tu čia nusišneki, tu čia nesąmonės darai ir į jas koncentruosim, tai jos mums pasitikėjimo neaugins. Bet jeigu mes gausim nors vieną žinutę, pavyzdžiui, vakar aš irgi labai smagiai gavau žinutę, tai lig šiol širdis dainuoja, ir koncentruosimės į tą žinutę, kur žmogus tau siunčia padėką, kuris tave pagiria, tavim džiaugiasi, koncentruosimės į tai, tai mus ir augins ir skatins tą pasitikėjimą savimi vis didinti. Ir tik per darant mes galime įgyti pasitikėjimą. Jeigu mes nieko nedarysim, mes galvosim, kad nieko nesugebam, tai to pasitikėjimo ir neauginsim. O, pavyzdžiui, pradėję veiklą, kad ir kaip mes kompanija FemVolt, pasiekėm vieną laiptelį, tai aišku, saviugda auga, nes mes jau galim pasiekti pirmą žingsnį. Pasiekėm antrą laiptelį, tai ta saviugda dar labiau auga. Pasiekėm dar aukštesnę kvalifikaciją, tai ta saviugda dar labiau auga. Tai vadinasi, tik per darant, per savęs, per daug neužtruojant, iš klaidų pasimokant, gaunant su laiku rezultatus, taip ir auginam saviugdą. Ar tu, Živilė, visą gyvenimą buvai tokia savim pasitikinti, ar vis dar tą ugdaisi, vis dar mokaisi ir tau vis dar, kartais būna atveju, kad ir pritrūksta to pasitikėjimo savimi, nes žinau, kad man tai dar būna, tikrai nėra taip, kad oi, čia viskas paprasta ir lengva. Taip, Indrė, dar trūksta to pasitikėjimo, bet kai aš pažvelgiu į savo ankstesnę versiją, ir aš matau, kokia aš tuo metu buvau. Ir dabar tai yra diena ir naktis. Paaugimas yra didelis, tas pasitikėjimas savimi. Ir kai prisimenu tuos etapus, kai dirbau pas darbdavį, kai kiekvieną smulkmeną kažkas apreikdavo, kažkokį negatyvą pasakydavo, žinokit, Živilė eidavo į ašaras. Ir tas nepasitikėjimas, o gal jie teisūs, gal aš kažką ne to darau, buvo labai labai žemas ir man trukdė dirbti su žmonėmis. Ir kai pradėjau gilintis, jau rimtai žiūrėti į FM verslą, atsirado saviugda, atsirado mentoriai, atsirado mokymai, knygos, ir aš pradėjau visai kitaip žiūrėti į save ir supratau, kad tas nepasitikėjimas labai kliudo man gyvenime. Taip, aš dar nesu, gal kiekvienas žmogus yra 100% pasitikintis, kiekvienas yra vis kažkiek tas procentas yra, kur vis dar tau pasitikėjimo trūksta kiekvienose situacijose, bet kaip aš save dabar matau, kaip mane aplinkiniai mato, aš tiek esu laiminga. Aš prisimenu vieną situaciją, kaip man draugė sako, wow, aš negaliu patikėti, kad čia ta pati Živilė. Ir papasakosiu tą istoriją, gal kažką sumotyvuos, gal turėjo tą pačią situaciją ir jūs. Kai aš dirbau pas darbdavį, dirbau Piposte ir buvo taip, kad aš pamečiau raktą savo darbo vietos. Ir ankstesnė Živilė viskas bijotų skambinti vadovams, apsiverktų, stresas, panika. O ką dabartinė Živilė tuo metu jau pradėjusi daugiau pasitikėti savimi, daugiau eiti link saviugdos, pasiėmė telefoną ryte ir skambino vadovai ir sako, kaip mes spręsim situaciją, nes aš pamečiau raktą, ką mes darom. Nors buvo kitų vadovų, ten tas, kaip tu galėjai tai padaryti, aš nepriėmiau, nes įvyko faktas, nes aš jau pakeisti negaliu. Ir kai išgirdo tą istoriją, kaip aš elgiausi, mano draugė, sako, čia tu? Bet tu taip dažnai viską verdavai, tai pasiduodavai, viskas buvo
O dabar tu taip pasitikinsi, sako, paėmė tą telefono ragelį, paskambinai. Ir taip drąsiai kalbėjai. Nu, taip sakau, nu, tai ką aš pakeisiu, kad, pamečiau raktą. Ir tos kiekvienos tos smulkmenos, ar pakovojimas už komandą, pakovojimas su save, tai tikrai sustiprina tą savo pasitikėjimą, kai tu supranti, kad tu teisingai darai, tu pasieksi. Tas pasitikėjimas labai labai daug atveria galimybių. Nes jeigu mes sėdėsime po šluotą, kamputį, arba kaip aš vaikystėje slėdavausi po stalu, tai mes taip ir tokį gyvenimą susikursime, o mirdami gailėsimės, kad nepadarė vieno ar kito dalyko. Tas pasitikėjimas iššūkdomas. Ir labai tikrai smagu matyti komandoje, kaip merginos atranda tą pasitikėjimą, kai tą kelionę matai, tai būna taip gera širdyje. Ir tikrai... Sakykite. Tokį tiesiog pratimą, kaip galite stiprinti savo pasitikėjimą, tai nebijokite švęsti kiekvienos, kad ir labai mažos pozityvios pergalės ir į tai susikoncentruoti. Pavyzdžiui, užregistravot pirmą komandos narį, galit leisti savo tai atšvęsti ir nesakykit, o aš turiu tik vieną komandos narį. Ne, jūs turit jau vieną komandos narį, nes vienas visada yra geriau už nulį. Ar ten... kažkas naują klientą atsiradot, o aš turiu tik kelis klientus. Ne, jūs jau kelis klientus turit, nes prieš tai turėjot nulį. Tai va, švęskit mažas pergalės ir koncentruokitės į pozityvius dalykus ir taip skatinsit ir auginsit pasitikėjimą savimi. Taip, ir kiekvieną rytą atsikėlę, savo pasakykit, aš esu nuostabi, aš šiandien viską pasieksiu, tai mano diena, jeigu kažkas nutiks, tai bus man pamoka. Ir kiekvieną vakarą padėkokite už dieną. Dėkingumas gal net irgi labai labai svarbus dalykas, nes aš net matau savo rezultatus. Aš kiekvieną vakarą pradedu dėkoti už komandinį darbą, už sukritusius taškus. Ir kai padėkoju, kitą dieną dar didesnis taškų kiekis sukrenta. Aš tokia dar dėkingesnė būnu. Tai tas dėkingumas iš tikrųjų labai labai svarbus kiekvienoje gyvenimo srityje. Atrodo, už ką aš galiu padėkoti? Net už tai, kad atsikėliai. Šalimais yra mylintis vyras, šalimais yra vaikai, kad kvepuoji, kad nuvažiavai kažkam padėjai. Ir svarbiausia padėkoti savo. Labai labai svarbu ne aplinkiniams pirmiausia dėkoti, bet dėkoti savo. Teisingai. Ir kartais tas dėkingumas, tikrai visi žmonės turi už ką būti dėkingi. 100% galiu pasakyti, kad tikrai visi, nesvarbu kokioje situacijoje, nesvarbu kaip jie gyvena. Kiekvieną vakarą raskit bent 5 aspektus, už kuriuos esate tą dieną dėkingi ir patikėkit, praktikuojant dėkingumą tikrai pasikeis ir jūsų pats požiūris daugelį dalykų. Dėkingumas labai labai svarbu. Ir ką, dar prie tinklinės rinkodaros, kadangi dar ir apie tai mes šnekam, vis dėlto tos srities esam atstovės, tai labai yra gera, kad mes galim padėti kitoms moteriams irgi atsiskleisti, sužydėti, eiti saviugdos keliu, pamilti save ir siekti finansinės laisvės. Tai vien galim būti savo dėkingos už tą, kad priėmėm tokį sprendimą ir galim padėti kitiems. Na ir 7, paskutinis sėkmės faktorius, kurį šiandien norim su jumis aptarti, tai yra pradėk, priimk sprendimą siekti savo tikslo ir nemesk. Nemesk pasitaikius pirmai progai, kažkas atsitiko ne taip, kaip tu tikėjaisi. Nemesk, jei kažkas aplinkui smugdo tave ir kažkokį negatyvą pila. Nemesk, jei tau nepasisekė priregistruoti naują komandos narį per pirmus mėnesius. Nemesk, jei tu neatradai per pirmus mėnesius kliento. Nes tu turi tikslą ir jeigu jau priėmei sprendimą, klaus savęs, ką aš galiu padaryti vardan to, kad man pasisektų, kad aš rašiau tą klientą, kad aš rašiau komandos narį, kad man pasisektų. Ir tai yra tokia veikla, kuriai rezultatams kartais tenka skirti ir 2-5 metus ir nereikia tikėtis, kad per pirmą mėnesį, kaip daugelis būna su rožiniais sakiniais, prisiregistruosiu, įsimesiu, kad tavo man čia plauks užsakymai. Tai patikėkit, taip nėra, nes jeigu taip lengva būtų, tai
kompanijai jūsų nereikėtų. Kompanijai mestų savo tinklalapį ir davai visi užsisakinėja prekes. Taip kad jei ryžtingai nusprendėjai pradėti, tai aš linkiu ir nemesti šio kelio, siekti savo tikslų ir visada mokytis iš klaidų. Taip, Indrė, mesti yra lengviausia, o nemesti yra menas. Ir tas tikslas, kurį tu įsikeli, tai yra turėtų būti tavo motyvacija, o visi tie veiksmai, tai mėgavimas tą kelionę. Man labai patiko šitą mintis, aš ją pradėjau vadovautis, nes dažnai sako, man motyvacijos nėra. Tai kaip užkurti tą motyvaciją? Tai pasižiūrėk, koks tavo tikslas. Tavo tikslas uždirbti 500 eurų prie tavo atlyginimo, tai valio. Tai tu keliauk, mokykis, kaip tai pasiekti, daryk veiksmus ir toje kelionėje pamatysi, kai tu, patiks tau ir postus kurti, fotografuoti, tai atsiranda toks menas, kūryba, įsilaisvina, kartais pamiršti net laiko, tą aš irgi šiandien vos nepavėlavau iš šitą mūsų laivą, nes irgi turėjau ką padaryti. Tai tikrai labai dažnai matau, kad numeta tikrai kaip Indrė pastebi, kad po mėnesio nori turėti didelius rezultatus. Deja, ir man atsirado per 4 mėnesius ar 5 mėnesius po mėnesio tie rezultatai. Aš stipriai dirbau, kad aš tai turėčiau. Aš esu veikloje 5 metai rimtai dirbanti ir 2 metai jau kaip esu atsisveikinusi su darbdaviu. Tai jeigu kiekviena nesėkmė, kurią turėjau veikloje, būčiau jau metusi, būčiau metusi, tai nebūčiau ten, kur aš dabar esu ir turiu dar didesnius tikslus ir jie mane motyvuoja. Kiekvieną dieną, kai kažkas, gal man čia galva skauda, gal kažkas tokio, sulaužyta koja, gal aš čia nieko nedarysiu. Ne, nes jeigu aš pasiduosiu, nedarysiu, tai aš neturėsiu to tikslo, kurį aš noriu pasiekti. Ir nesvarbu, aš esu kur čia, tų kitų žmonių pasakymams, nes aš turiu tikslą ir aš einu. Ir jeigu aš būčiau net ir klausiusi tų kitų žmonių, tai irgi būčiau pasidavusi. Bet iš tikrųjų, jeigu mes norim į tualetą, taigi mes nemetam savo to tikslo ir nesakau, man galva skauda, aš neisiu į tualetą. Ne, mes einam ir bėgam ir ieškom to tualeto. Tai taip ir savo tiksluose siekime, ieškokime išeičių, kaip tą pasiekti tikslą. Nenumesk, nepasiduokim. Mes kiekvienas visą tai galim. Anksčiau ar vėliau. Vieniem užtrunka 2 metus, 5 metus, gal kažkam 10 metų. Ir dar viena labai man motyvuojanti istorija, kur pasakoja lyderiai, kad viena mergina tinklinio marketinge per 10 metų sudėjus uždirbo 2000 eurų. Tai sudėjus per tuos 10 metų. Tačiau 11 metais šovė į padangę uždirba 1 milijoną per metus. Tai jeigu jinai būtų pasidavusi, jau daugumą pasiduotų, taigi aš neuždirbu, tai čia gal ne man, tai čia uždirbti nemanoma. Jeigu jinai būtų pasidavusi, jinai nebūtų ten, kur dabar yra. Tai aš irgi, kai kažkas iš komandos jau man nori nuleisti rankas, aš papasakoju šitą istoriją ir sako, jo, tu teisi. Taip, ir tokių istorijų tikrai yra ne viena. Kad reikia laiko, reikia įdirbio ir dar pridėčiau, kad jeigu jau priėmei sprendimą siekti, tai reikėtų būtinai įtraukti pastovumą, nes aš turiu komandos tokių narių, kur 1 mėnesį daro kiekvieną dieną veiksmus, 2 mėnesius nieko nedaro, rezultato nėra, vėl pradeda daryti, vėl nedaro. Tik pastovumas gali atnešti tam tikrus rezultatus. Ir disciplina. Labai svarbu šitie dalykai. Disciplina, pastovumas ir rutina. Įsivesti savo gyvenimą kaip dantų valymą, taip ir veiksmų darymą tinklinio marketingo sferoje. Atsikeli, pasirašai žinutės, sukūri postą, susiplanuoji savo dieną, ką ir kada darysi. Nes jeigu galvosi, gal šiandien nesiųsi žinučių, tai ir toks rezultatas bus.
Labai lengva numesti, bet grįžti būna tikrai sunku. Reikia patirti tada viską, vėl pradėti nuo nulio. Tas, kaip ir Indrė minėjai, pastovumas, kaip sakau, disciplina, labai labai svarbu šioje veikloje. Prašau atsiliepimo jūsų kolegijai super kvepalai, tegul paskaito, neparūkęs nesuprasi. Čia, kaip suprantu, tau žinutė skirta, Indrė. Kas nori, tas mato, nebūtinai garsinti. Tai va, čia ir būtent norėjom pasidalinti šitais 7 sėkmės principais. Labai tikim, kad juos pritaikę tiek tinklinės rinkodaros versle, tiek asmeniam gyvenime pradėsit keistis ir pradėsit gauti rezultatus. Na ir dar tada trumpai galbūt priminsiu, kad kas nori sužinoti plačiau apie FMVolt kompaniją, kompanijos galimybės, uždarbio galimybės, kalėdinių dovanų įsigijimą su specialia nuolaida, tai visada galite parašyti Živilei arba man ir mes asmeniškai jums atsakysime į visus klausimus. Tai kad laukiam jūsų asmeninių žinučių. Labai ačiū už dėmesį, tikrai įdomi tema ir smagu buvo ją pasidalinti. Ir ką, susitiksim kitą savaitę, jau kalbėsim apie kalėdines dovanas. Taip, laukiam jūsų jau kitą savaitę, kur galėsite išsirinkti kalėdinės dovanas, būsimas, kaip sakau, snieguolės, kalėdų seneliai, kur padės atrasti idėjų, ką galite padovanoti savo kolegijai, kaimyniai, tetai, mamai, sesiai, draugiai ar dar kokiai moteriai ar vyrui, tiesiog idėjų pažersim jums. Tai ką, iki pasimatymo kitą savaitę, smagu, kas širdeles dėjot, kas bendravote ir iki. Iki.